Antras skyrius. Gydos turinio apžvalga. Sandžaja tarė, matydamas gailesčio apimtą, labai prislėgtą Ardžuną, jo pilnas ašarų akis, Madhusudana, Krišna, ištarė tokius žodžius. Aukščiausias Dievo asmuo tarė, mano brangusis Ardžuna, kaip galėjo tave apnikti tos nešvarios mintys? Nepritinka jos tam, kuris žino gyvenimo vertę. Ne aukštesnės planetas, o į nešlovę jos veda. O Prito sūnau, nepasiduok žeminančiai negaliai, ji tau nepritinka. Nugalėk širdies silpnumą ir pakilk, o priešų baudėjai. Ardžuna tarė, o nukaunantis priešą, o Madhu nugalėtojai, kaip aš galiu mūšiais strėlėmis atsakyti Bhishmai ir Dronai, tiems, kuriuos turėčiau garbinti. Geriau elgetaujant stumti dienas šiame pasaulyje, negu gyventi didžių sielų, savo mokytojų gyvybės kaina. Nors juos užvaldės žemiškas gudulys, bet jie vyresnieji. Jeigu jie žus, mūsų laimikis bus suteptas krauju. Dar nežinia, kas geriau, ar nugalėti juos, ar patiems pralaimėti. Dhritaraštros sūnus stovi prieš mus kautynių lauke, ir jeigu juos įžudytume, mūsų gyvenimas nebetektų prasmės. Dėl apgailėtino silpnumo visai prarado savitvardą, aš nebesuprantu savo pareigos. Todėl aiškiai sakyk, kas man daryti. Nuo šiol aš tavo mokinys, tau patikėjęs savo sielą. Malonėk pamokyti mane. Neišmanau, kaip numaldyti jausmus alinančią širdgėlą. Ji nenuslops, net jeigu laimėčiau klestinčią, žemėje neturinčią savo lygių karalystę, su pačia aukščiausia valdžia, kokią pusdieviai turi danguje. Sandžaja tarė. Pasakė šiuos žodžius Ardžuna, priešų baudėjas tarė Krišna. Govinda, aš nesikausiu. Ir nutilo. O Bharato Saini, sielvarto palaužtam Ardžunai, tarė tuomet Krišna, su šypsena stovėdamas abiejų kariuomenių viduryje. Aukščiausias Dievo asmuo tarė, protingi tavo žodžiai, tik tai kremtiesi tu dėl to, dėl ko sielvartautų neverta. Išmintingieji neaprauda nei gyvųjų, nei mirusių. Nebuvo taip, kad neegzistuočiau aš, tu ir visi šie karaliai, ir niekad nebus taip, kad mes nustosime buvę. Kaip įkūnytoji siela, būdama dar šiame kūne, visą laiką keliauja iš vaikystės į jaunystę ir senatvę, taip ir po mirties jį pereina į naują kūną. Tokie kitimai sveikai protaujančių žmogaus neklaidina. O Kunti sūnau, laimė ir kančia pasirodo trumpam ir ilgainiui išnyksta. Taip keičiasi žiemos ir vasaros. Šiuos pojūčius sukelia juslinis patyrimas, o Bharato Saini, ir reikia mokytis netrikdomam juos pakęsti. O geriausias tarp žmonių, Ardžuna, tik tas, kurio netrikdo laimė ir kančia, kuris išlieka tvirtas jas patyręs, iš tikro vertas išsivaduoti. Regintieji tiesą, priėjo išvadą, kad tai, kas neegzistuoja, materialus kūnas, nepastovu, o tai, kas amžina, siela, nekinta. Šią išvadą jie padarė ištyrinėję abiejų reiškinių esmę. Žinok, jog tai, kas persmelkia visą kūną, nesunaikinamos, neišmatuojamos ir amžinos gyvosios esybės, tik tai materialus kūnas pasmerktas žūti. Todėl kovok, o Bharato Saini. Žinojimo neturi nei tas, kuris mano, jog gyvoji esybė gali ką nors nužudyti, nei tas, kuris mano, kad ji pati gali būti nužudyta, nes aš nei žudo, nei pats žūva. Siela niekada negimsta ir nemiršta, ji neatsirado praeityje, neatsiranda dabar ir neatsiras ateityje. Ji negimusi, amžina, visad esanti, pirminė. Ji nežuvo nužudžius kūną. O Partha, kaip gali žmogus, suprantantis, kad siela nesunaikinama, amžina, negimusi ir nekintama, ką nors nužudyti arba priversti žudyti? Kaip žmogus užsivelka naujus drabužius, nusimetęs sudėvėtus, taip ir siela gauna naujus materialius kūnus, palikusi senus ir nereikalingus. Sielos nesuskaldo į dalis joks ginklas, nesudegina ugnis, nepermerkia vanduo, neišdžiovina vėjas. Individuali siela netrapi ir netirpi, neįmanoma jos nei sudeginti, nei išdžiovinti. Ji amžina, visur esanti, nekintama, nejudama, amžinai ta pati. Pasakyta, kad siela nematoma, nesuvokiama ir nekintama. Tai žinodamas nesisielok dėl kūno. Tačiau jeigu tu atvirtarankiai vis dėlto manai, kad siela ar gyvybės požymiai visą laiką gimsta ir miršta, vis tiek nėra dėl ko sielvartauti. Kas gimė, tas tikrai numirs, o kas mirė, tas vėl būtinai atgims.
Todėl nesielvartauk ir vykdyk savo pareigą, jos neišvengsi. Pradžioje visos sukurtos būtybės esti neišreikštos, tarpinėme būvyje jos įgyja išreikštą pavydalą, o po naikinimo vėl tampa neišreikštos. Tad ar yra dėl ko liūdėti? Vieni į sielą žvelgia kaip į stebuklą, kiti kalba apie ją kaip apie stebuklą, treti girdi apie ją pasakojant lyg apie stebuklą, bet yra ir tokių, kurie net išgirdę nepajėgia jos niekaip suprasti. O Barato Sainė, kūne esantysis nenužudomas, tad neverta liūdėti dėl gyvųjų būtybių. O dėl savo kšatrijos pareigos žinokit, nėra tau geresnio darbo už kovą ginant religijos principus, todėl nedvejok. O Parta, laimingi tiek kšatrijos, kuriems netikėtai išpuola kautynės, atveriančios jiems dangaus planetų vartus. O jeigu tu nevykdysi savo religinės pareigos, nesikausi, tuomet dėl pareigos nepaisimo tikrai užsitrauksi nuodėmę ir sutepsi karių garbę. Žmonės nuolat minės tavo gėdą, o garbingam žmogui negarbė net už mirtį baisesnė. Didieji karvedžiai, aukštai vertinę tavo vardą ir šlovę, nutars, kad vien baimė paskatina tave pasitraukti iš mūšio lauko ir laikys tave menkystą. Daug užgaulių žodžių svies tavo priešai, su panika menkindami tavo narsumą. Kas gali būti tau skaudžiau? O Kunti sūnau, arba tu žūsi mūšio lauke ir laimėsi dangaus planetas, arba nugalėsi ir džiaugsiesi žemės karalystę. Tad kelkis ir ryžtingai stok į kovą. Kovokit dėl pačios kovos ir nesirūpink nei laimė, nei kančia, nei praradimu, nei įgyjimu, nei pergalė, nei pralaimėjimu. Šitaip niekada neužsitrauksi nuodėmės. Iki šiol aiškinau tau šį žinojimą pasitelkęs analitinio tyrinėjimo būdą. Dabar paklausyk, kaip jį paaiškinsiu veiklos be karminių rezultatų požiūrį. O Pritho sūnau, kai veiksi šitą išmanydamas, tu sutraukysi veiklos pančius. Tos pastangos nieko neatima ir nesumažina, ir net mažas žingsnelis šiame kelyje apsaugos tave nuo pačios didžiausios baimės. Žengiančiųjų šiuo keliu ketinimai tvirti, jų tikslas vienas, o kur numylėtini, tik tai neryžtingųjų intelektas plačiai išsišakojęs. Menko išmanimo žmonės žavisi puošniais vedų žodžiais, siūlančiais atlikti įvairius karminius veiksmus, kad būtų galima pasikelti į dangaus planetas, užsitarnauti gerą gimimą, valdžią ar gauti kitokios materialios naudos. Geisdami juslinių malonumų bei prabangaus gyvenimo, jie teigia, kad už tai nėra nieko aukštesnio. Kas pernelyg geidžia juslinių džiaugsmų bei materialių gerybių ir dėl to visiškai pameta galvą, tam negimsta tvirtas pasiryžimas pasiaukojus tarnauti viešpačiui. Vedos daugiausia vietos skiria 3 materialios gamtos gūnams. O Arjuna, tapk transcendentalus jų atžvilgiu, laisvas nuo visų priešybių, atsikratyk troškimo siekti naudos ir apsisaugoti ir tvirtai laikykis savojo aš. Visas reikmes, kurias patenkina mažas šaltinis, gali patenkinti ir didelis vandens telkinys. Taip ir žinantis galutinį vedų tikslą pasiekia visus kitus jų tikslus. Tau palikta teisė vykdyti nurodytą pareigą, bet tos veiklos vaisiai ne tavo. Niekada nelaikyk savęs veiklos pasiekmių priežastimi ir nemėgink išsilenkti pareigos. Vykdyk savo pareigą, o Arjuna, išlaikydamas pusiausvyrą, nesivildamas nei pasisekimo, nei nesėkmės. Tokia pusiausvyros būsena vadinasi joga. O Dhananjaya, pasiaukojimo tarnybos vykdymu apsisaugok nuo bjaurių poelgių ir su tokia sąmonė atsiduok viešpačiui. Šykštuoliai tie, kurie nori mėgautis savo darbo vaisiais. Žmogus atsidėjęs pasiaukojimo tarnybai atsikrato tiek gerų, tiek blogų veiksmų dar šiame gyvenime, todėl siek jogos, meno tobulai veikti. Judėjai išminčiai ar baktos, su pasiaukojimu tarnaudami viešpačiui, išsilaisvina iš veiklos pasiekmių materialiame pasaulyje. Taip, sugrįždami atgal pas Dievą, jie ištrūksta iš gimimo ir mirties rato ir pasiekia būvį be kančių. Kai tavo intelektas išsigaus iš iliuzijų tankymės, tapsi abejingas ir tam, ką jau girdėjai, ir tam, ką dar išgirsi. Kai tavo protų daugiau nebetrikdys puošni vedų kalba, kai jis nuolatos bus paniręs į savęs pažinimo transą, tada tu pasieksi dievišką sąmonę. Arjuna tarė: O Krišna, kaip atrodo tas, kurio sąmonė panirusi į transcendenciją, kaip jis šneka ir kokia jo kalba, kaip jis sėdi ir kaip vaikšto. Aukščiausias Dievo asmuo tarė: O Parta,
Kai žmogus atsisako visų troškimų jusliškai tenkintis, kuriuos prasimano protas, ir kai šitaip apsivalęs jo protas pasitenkina vien savojų aš, sakoma, kad jo sąmonė grinai transcendentinė. Kieno proto nesudrumšė net trejopos kančios, kas nedžiūgojo laimėje, kas atsikratė prisirišimo, baimės bei pykčio, tas vadinamas tvirto proto išminčiumi, kas materialiame pasaulyje nepasiduoda nei gėrio, nei blogio įtakai, kas susidūręs su jais nei giria juos, nei peikia, tas turi tobulą žinojimą ir ištikimai bei nuosekliai juo vadovaujas. Kas sugeba savo juslės atitraukti nuo juslių objektų taip, kaip vėžlys įtraukia šarvant savo galūnės, tas yra tvirtos ir tobulos sąmonės. Įkūnyta siela gali susilaikyti nuo juslinių džiaugsmų, bet skonis juslių objektams išlieka. Patyrusi tobulesnį skonį, jis susituri nuo juslinių malonumų ir įgyja tvirtą sąmonę. Juslės tokios stiprios ir veržlios, o Arjuna, kad per prievartą užvaldo net įžvalgaus, besistengiančio jas valdyti žmogaus protą. Tvirto intelekto žmogumi laikomas tas, kuris suturi savo juslės visiškai, jas valdydamas, o sąmonę sutelkia į mane. Žmogui mąstant apie juslių objektus, išsivysto potraukis jiems. Potraukis pagimdo geismą, o geismas sukelia pyktį. Pyktis visiškai paklaidina, o paklydimas aptemdo atmintį. Kai atmintis aptemsta, dingsta intelektas, o dingus intelektui vėl puolama į materijos liūną. O kas nesaistomas potraukio ir pasibjaurėjimo, laikosi principų, reguliuojančių laisvę ir gali valdyti juslės, tas laimi visišką viešpaties malonę. Kas patenkintas savo būdu Krišnos sąmonė, tam jau neegzistuoja trijopos materialios egzistencijos kančios. Intelektas to, kuris yra tokios džiugos sąmonės, netrukus įgyja pastovumą. Kas per Krišnos sąmonę nesusijęs su aukščiausiuoju, tas neturi nei transcendentinio intelekto, nei sutelkto proto, o be jų neįmanoma ramybė, o be ramybės ar galima laimė. Kaip stiprus vėjas nuneša vandenyje plūduriuojantį laivelį, taip ir vienas nerimstantis jutimas užvaldęs protą pasiglemžia intelektą. Todėl, o tvirtarankė, tas, kuris atitraukia juslės nuo objektų, turi tikrai tvirtą intelektą. Kai nusileidžia naktis visoms būtybėms, susitvardžiusiam, išaušta diena. Kai visos būtybės prabunda, ateina naktis įsigilinusiam į save išminčiui. Ramybę pasieks tik tas, kurio nejaudina troškimai, be paliovos pulsantis, lygupės į vandenyną, nuolat pasipildanti vandenimis, bet ramų, o ne tas, kuris stengiasi patenkinti tokius troškimus. Kas atsisakė noro jusliškai pasitenkinti, gyvena nepriklausomas nuo troškimų, visiškai atsikratė nuo savybės jausmų ir neturi netikro ego. Tik tas pasieks tikrą ramybę. Šitoks yra dvasinio ir dieviško gyvenimo kelias. Stojęs į tą kelią žmogus nepaklysta. Jeigu žmogus yra tame kelyje, net mirties valandą jis eina į Dievo karalystę. Tai baigėsi Šrimad Bhagavad Gitos 2 skyrius, Gitos turinio apžvalga.